Šiuolaikiniai žaidimai yra šūdas ir juos išgelbėti gali tik dirbtinis intelektas. Bent jau taip ar panašiai, sako Elonas Muskas. Nemažai spaudos ir gamerių dėmesio susilaukia paskutiniai Musko pasisakymai Twitteryje, kuris paskelbė, kad yra per daug žaidimų studijų, kurios yra valdomos milžiniškų korporacijų. Todėl jis žada sukurti savo studiją, kurioje dirbtinis intelektas atliks didelį vaidmenį ir žaidimai vėl taps didingi. Šiaip gan ironiška, kad dėl žaidimų studijų, kurios valdomos mega korporacijų, skundžias Čiuvas, kuris yra turtingiausias pasaulyje žmogus, kurio turtas viršė $300 milijardų ir kuris prognozuojama, kad per artimiausius porą metų taps pirmoji pasaulyje triljonieriumi. Kol kas neaišku, nei kaip ta studija atrodys, nei kokius žaidimus kurs, nei kaip įdarbins dirbtinį intelektą. Tačiau nepaisant prieštaringai vertinamas Twitterio nesėkmės, arba sėkmės, žiūrint kieno klausi ir kokiais skaičiais remsies, ir Musko populistinių bei realybės netitinkančių pasisakymų geopolitiniais klausimais, tarp žaidėjų juntamas šioks toks entuziazmas, nes daugelis Muską laiko tikrų gamerių, kuris supranta šią rinką. Juk visai neseniai jis sumušė Diablo 4 rekordą ir per minutę 50 įveikė endgame požymį The Pit, aplenkdamas iki tol greičiausią pasaulio laiką. Ir taip tapdamas geriausiu pasaulyje Diablo 4 žaidėjui. Tik reikia pažymėti, kad lentelė su geriausiais laikais vis dar neatnaujinta. Tai reikia palaukti šio rezultato priėmimo prieš oficialiai skiriant jam tokį titulą. Man tik kyla vienas klausimas. Kaip po velnių jis spėja ir valdyti savo kompanijas ir grindint Diablo 4. Ir lyg Diablo 4 būtų negana, panašu, kad jis žada nulaifinti ir Path of Exile 2. Jūs iš viso matėt, kokio dydžio ten skilų medis? Kaip vienas komentatorius gerai pažymėjo, jei jis žais, tai galim pamiršti apie Marsą. O dabar spauskit like ant šito video ir pasakykit komentaruose, ką jūs galvojate apie tokius Musko planus. Pasiteisins ar bus visiškas feilas?